Reformacija. Vokietijoje prasidėjęs ir didesnėje Europos dalyje 16 amžiuje vykęs visuomeninis, politinis ir ideologinis judėjimas prieš bažnyčios įsigimimą, siekęs religijos atnaujinimo ir katalikų bažnyčios pertvarkymo. Tai davė pradžią protestantizmui, o pagrindiniai reformacijos lyderiai buvo Martynas Liuteris, iniciatorius, bei Žanas Kalvinas. Martynas Liuteris buvo vokiečių vienuolis, kuris 1517 metais prie Wittenbergo bažnyčios durų prikalė garsiąsias 95 tezes, kuriuose griežtai pasmerkė bažnyčios parsidavėliškumą, ypač prekybą indulgencijomis arba kitaip tiesiog nuodėmių atleidimu. Martynas Liuteris neigė dvasininkijos kaip tarpininko tarp Dievo ir žmogaus vaidmenį ir teigė, kad galima apsieiti be popiežiaus. Žmogus gali išganyti savo sielą tikėjimu, kurį jam tiesiogiai dovanoja Dievas. Jis taip pat skelbė visų tikinčiųjų lygybę prieš Dievą ir reikalavo panaikinti katalikų hierarchiją, nepripažinti popiežiaus dekretų ir laiškų bažnytinių susirinkimų. Vieninteliu tikėjimo šaltiniu jis laikė šventąjį raštą, kurį kiekvienas tikintysis turi aiškintis pats. Reformacijos idėjos pradėjo sparčiai plisti vokiškose ir ne tik žemėse. Vietoje Liuterio palyginti nuosaikaus mokymo atsirado ir radikali valstietiška, plebėjiška reformacijos kryptis – anabaptistai, kurie buvo nepatenkinti saikinga Liuterio reforma. Žymiausias šios srovės ideologas, pamokslininkas Tomas Münzeris kritikavo ne tik bažnyčią, bet ir feodalus, teigė, kad svarbiausias tikėjimo šaltinis yra gyvasis apreiškimas – žmogaus protas. Po nesėkmingo valstiečių karo, vykusio 1525-aisiais, kurį laimėjo kunigaikščiai, anabaptistai buvo persekiojami, nes daugelis dalyvavo šiame kare. Visgi sutriuškinus radikalų reformacijos sparną, Liuterio mokymas dar labiau išplito. Vėliau, 1530 metais imperatoriui atmetus dokumentą, kuriame buvo išdėstyti liuteronybės pagrindai, prasidėjo karas tarp kunigaikščių ir imperatorius. Karas baigėsi Augsburgo taika 1555 metais, po kurios įsigaliojo principas – kieno valdžia, to ir tikėjimas. Kunigaikščiai gavo teisę parengti tikėjimas savo valdomose žemėse. Tuo tarpu Žanas Kalvinas buvo griežtos protestantizmo srovės, kalvinizmo pradininkas. Kalvinizmo doktrina dar labiau nutolusi buvo nuo katalikybės ir atmetė visus išorinius bažnyčios atributus, panaikino hierarchiją. Ją iš kitų protestantizmo srovių išskiria vadinamoji predestinacijos doktrina, lemties dogma, kuri teigia, jog Dievas iš anksto yra nulėmęs tautų ir žmonių likimus, todėl nieko pakeisti nėra galima. Tarkime, yra teigiama, jog Dievas yra nepriklausomas, o žmogus visapusiškai priklauso Dievui ir privalo nusilenkti jo apreikštajai valiai. Sąžiningai įgytas turtas, Dievo malonės apraiška. Jeigu žmogui gyvenime sekasi, tai jis eis į rojų. Kalvinistams didžiausia dorybė buvo taupumas. Šio tikėjimo pasiekėjams buvo uždraudžiami teatro vaidinimai, šokiai, žaidimai. Jie taip pat turėjo smerkti išlaidumą ir prabangą. Kalvinizmo pasiekėjų gausiausiai buvo Šveicarijoje, Olandijoje. Kitose šalyse paplito įvairios kalvinizmo atšakos. Prancūzijoje, hugenotai, Anglijoje, puritonai. Tuo tarpu Lietuvoje kalvinistai pasirodė 16 amžiuje buvo vadinami reformatais, o kalvinizmą daugiausiai iš kunigaikščių ir bajorų protegavo Radvilos. Išplitus reformacijai iškilo grėsmė, kad Anglija ir Vokietija visiškai sutriuškins katalikybę ir patrauks į savo pusę kitas šalis – Lenkija, Ispanija. Todėl 16 amžiaus viduryje, 17 amžiaus pabaigoje vyko popiežiaus organizuotas bažnytinis politinis judėjimas, kurios siekta įveikti reformaciją, susigrąžinti per ją prarastas pozicijas. Kovos su reformacija priemonės buvo tokios. Visų pirma buvo rengiami bažnytiniai susirinkimai.
Tarkim, Tridento bažnytinis susirinkimas truko nuo 1545–1563 metų su pertraukomis. Jis visus protestantus paskelbė eretikais, patvirtino popiežių kaip aukščiausią autoritetą, paliko visas senasias katalikų tikėjimo dogmas ir apeigas, celibatą, relikvijų kultą, šventųjų paveikslų garbinimą, priėmė dekretą dėl dvasininkų drausmės, paskelbė uždraustų knygų sąrašą. Jo pabaiga ir laikoma kontrreformacijos Europoje pradžia. Jėzuitų ordinas buvo vienas iš svarbiausių kontrreformacijos jėgų, sukurtas 1540 metais. Ordino vadovas buvo Ignacas Lojola. Ordinui buvo būdinga griežta centralizacija, visiškas paklusnumas ordino vyresnybei. Įvairiose šalise jėzuitai kūrė mokyklas, kuriuose mokė, auklėjo ir kartu nuo protestantų įtakos saugojo jaunąją kartą. Jie buvo aktyvūs misionieriai, uoliausi katalikybės gynėjai ir stiprintojai. Į Lietuvą jėzuitų ordinas atvyko 1569 metais ir čia suvaidino didelį kultūrinį vaidmenį. 1570-aisiais atidarė savo kolegiją, kuriai 1579-aisiais suteiktos universiteto teisės. Dar viena kovai už katalikybę priemonė buvo inkvizicija. Popiežius kovai su erezija Romoje įsteigė vyriausią inkvizicijos tribunolą su labai dideliais įgaliojimais. Katalikams ir protestantams, varžantis dėl įtakos visuomenėje, susidarė palankios sąlygos mokslo, švietimo, meno plėtrai. Reformacija padėjo bažnyčioje įsigalėti nacionaliniai kalbai. Kita vertus, pirmą kartą didelio masto karai ir žudynės kilo ne tarp kitatikių, o krikščionybės šakų atstovų. Dalyje šalių reformacija nuslopo ir juose vėl įsivyravo katalikybė.